Sveiki žvejai! Šiandien laidą pradėsime nuo parduotuvės, nes viską apsiprekinome žvejybai Čiūdo ežere ir išvykstam į kelionę tolimą 400 virš kilometrų į Čiūdo ežerą. Apsiprekinom, prisidėjom pilną mašiną. Ruogės, žvėjas nusitempt, grąžtus, amunicijos visokios, palapinės, batus, papildomus aprangas, jeigu lis lietus persirengt. Ko reikia, mums patarė viską žvejai parduotuviai pardavėjai. Ir ką? Nieko nelaukiam, važiuojam, nes kelionė tolima. Na, žvejai pagaliau atvykom, kelionė ilga, nuo gimtojo miesto Šiaulių 5,5 valandas važiavom. Atvažiavom vieną iš Kalostas miestelio, kaip čia pasakyti, jaukų namelį. Jaučiuos kaip pas kažką sodybui būdamas. Paliko mumis vienus. Mes čia susidėjom staliuką, pasidarėm, žiūrim dabar, kokias naudoja sistemas, kur važiuoja žvejot. Ir eisim susirišti. Prisižiūrėję, kaip ką naudot, vietiniai žvejai. Tai va, tiesiog pasiruošim rytoj, pasėdėsim ir rytoj rytą kilsim 8 valandą. Mumis pasitiks jau transportas, kuris veš kelis kilometrus į Peipos ežerą. Iki rytojų susitikimų.